Sveiki, štai ir vasaris. Ir mano rankose Tupperware vasario brošiūra ir šiandien aš jums papasakosiu, kągi gero siūlo Tupperware vasario mėnesį. Ir vasaris vadinasi spalvingesnis pasaulis ir ant viršelio tokie nauji spalvingi gaminiai. Ir tai natūralu, nes artėja Velykos, o Velykos siejasi su spalvom, tai įsitaisykite patogiai, o aš jums papasakosiu, kągi gero galima įsigyti ir gauti vasario mėnesį. Ir kaip visada pradėsiu nuo to, kągi gali gauti mūsų vakarėlių organizatorės, arba tie, kurie daugiau užsako, arba surenka iš savo draugų užsakymą, nes mes turim puikią šeimininkių programą, jinai visada yra brošiūros. Štai va čia va gale. Čia vienas puslapis yra susietas su galimybėmis, jūs galite pamatyti, ką gauna mūsų naujokai startuodami ir kokias turi galimybės, o kitas puslapis susietas su tuo, ką gali gauti mūsų vakarėlių šeimininkės ar didelių užsakymų, didesnius užsakymus surinkę klientai. Ir jeigu vakarėlis ar užsakymas 120 €, tada konsultantas gali užsakyti ir padovanoti klientui, kuris turi didesnį užsakymą, arba jeigu tai nėra klientas, tai yra pačio konsultanto užsakymas, tai pasilikti savo. Štai tokį puikų praktišką rinkinuką. 450 ml šaldymo dėžutė, iš tai va tokios va minkštos medžiagos, kad jūs galėtumėt puikiausiai tą dėžutę laikyti tiek šaldiklį, tiek šaldytuve, tiek pasiimti su savim, nes laikant šaldiklį natūralu, kad medžiaga kietėja, o šita medžiaga išlieka minkšta netgi laikant šaldiklį. Tai jeigu jūs sušaldėte čia kokias uogas, ar krapus, ar petražolės, ar agurkus pjaustytus, ar mėsos likutį, ar kažkokį tai pusgaminį, ar dar kažką, tai net tiesiai iš šaldiklio išėmus jūs galėsite puikiausiai atidaryti, išsiimti, pavyzdžiui, krapų saujelę ir vėl dėti atgal į šaldiklį. Bet jinai puikiai tiks ir šaldytuve, puikiai tiks ir pasiimti su savim. Universali dėžutė, kaip pasakau, neužmušama, nes jos negebėsite sudaužyti, netgi ir numetus ant žemės, jinai niekada nesuduš. Ir šita dėžutė ir štai šitas visų pamėgtas neužmirštukas, kur galima maisto likutį pakabinti, ar ten spintelį, kokiu nors ten riešutų likutį pakabinti ant lentynos, neturiu dabar čia kaip, va tokiu va būdu, arba šaldytuve ant lentynos, kokį svogūno pusę ar dešros gabaliuką, ir tada tikrai nepamiršite suvalgyti. Tai šitą, jeigu vakarėlis siekia 120 €. Kai vakarėlis siekia 250, tada papildomai prie šitų dviejų dėžučių puikus multišaukštai. Ir jie labai laiku, nes, kaip minėjau, artėja Velykos ir jūs tikrai darysit farširuotus kiaušinius, tai tą trinį išėmus sumaišius su kepintais svogūnais, riešutukais ir visokiausiais priedais, jūs galite paskui su šitų šaukštų labai gražiai sudėti ir sufarširuoti gražiai kiaušinius. Bet ne vien tik tai farširuotėm kiaušiniam ir įvairiausiam rutuliukam daryti ar saldiem, ar nesaldiem, gal tai ryžiai su tūnu, gal tai kažkokie džiovinti vaisiai, gal kokius sausainius formuoti, gal spurgas daryti, gal varškėčius daryti, štai šitas mažylis tikrai pravers. Dičkis irgi ar sausainiam įdėti, ar kokiem blynam į keptuvę įdėti vienodom porcijom ir iškepti savo puikiausiai, ar kažką formuoti lėkštėje, ar dėti kokį kremą į formeles, kad vienodai įdėti. Pavyzdžiui, dičkę aš visada naudoju, kai dedu į keksiukų formą keksiukų tešlą, kad vienodai kiekvieną įdėčiau, tai įdedu bum, po šaukštą, puikiausiai paskirstau, ir šaukštų tūriai yra 55 ml, 30 ml ir 15 ml. Tai juos galite tuo pačiu naudoti ir kaip matavimo šaukštus, ir pasikeičia galbūt labai paprastai, štai va tokiu va būdu. Va, uždedam ir galim savo dėti, porcijuoti, ar serviruoti kokią bulvių košę į lėkštę, ar dėti į keptuvę kepti, ar dėti į keksiukų formą, ar dar kažkur, kur jūs tik tai norite, galite savo puikiausiai naudoti. Aš paskutiniam Klaipėdos susirinkime su šitu šaukštu dėjau į lėkštės baltą mišrainę, nerealiai patogu. Iš šaukšto lengvai išsiema, nieks neprikimba, porcijos pas visus vienodos. Tai čia jeigu vakarėlis 250, jeigu vakarėlis 350, tai prie šaukštų dar štai toksai graži tokia keturkampė Allegro lėkštė, tokios spalvos, kuri labai dera su visais šio mėnesio pasiūlymais, 2,5 litro talpos, ir irgi labai tik serviruoti įvairiausius dalykus ir laikyti ir transportuoti. Žodžiu, praktiškos ir naudingos dovanos laukia jūsų vasario mėnesį. Ir pradėkime tada jau nuo to, oi kaip dreba šitas indas, ir pradėkime jau nuo to, kasgi ant mūsų viršelio, kas ten tokio naujo ir kas ten tokio spalvingo. Tai pirmas gaminys yra greitkratis. Greitkratį tik jūs matę ir žinot, ir katalogę turim, ir pasiūlymuose jisai dažnai būna, bet tokio gražaus greitkračio tikrai dar nesat matę. Jisai su karvutėm ir
toks tiesiog kviečia kažką tai gaminti. Ir tai irgi būtų puikia dovana, galite priberti gal kokius spalvotų žirnelių, saldainių, gal kažko tai pripilti, gal kažko tai įdėti, gal elementariai cukraus pridėti, nežinau, kai kurie naudoja kaip cukrinę, labai patogu va štai šitaip įsipilti. Greitkratis yra 600 ml talpos su labai tikslia konkrečia matavimo skale. Tai galite puikiausiai pirmiausiai naudoti kaip matavimo įrankį. Jeigu reikia atmatuoti mililitrais, aš taip visada darau. Dar visada greitkratį griebiu, kai reikia palaistyti gėles, nes iš jo pilant niekada nebėgs niekur per šoną, bėgs visada į konkrečią vietą. Jisai turi dvipusį malūnėlį, va tokį perpjautą. Tas malūnėlis perpjautas todėl, kad jeigu, pavyzdžiui, aš kažką plaku, pavyzdžiui, pieną su šaldytom braškėm. Ir lieka šiek tiek guziukų, galbūt nesusiplaka taip visiškai pilnai. Ir aš nenoriu, kad tie guziukai ar ledukai kokie neištirpę papultų į mano gėrimą. Tada aš tą malūnėlį turiu uždėti taip, kad man uždengus, jisai būtų ant štai šitos va kiaurymės. Jeigu aš norėčiau, kad man bėgtų su jautais, su ledukų likučiais, tai tada man reikėtų uždengti atvirkščiai ir tada man nebūtų ant kiaurymės. Dangtelis atsidaro va štai šitaip. Ir aš kaip pirmą kartą atsidariau, galvoju, nepatogu gerti, lyg tai bus nepatogu ir galvoju, kodėl jis neatsidaro pilnai. Bet logiška, nes beplakant, ar jūs plaksit kokteilį, ar omletą, ar blynam tešlą, kai atidarot lašą čia nuo to dangtelio, nes lieka šiek tiek tos masės, tai viskas bėga atgal, nebėga kažkur ten stalo. Jeigu jūs norite gerti iš to greitkračio, pavyzdžiui, susiplakėt kokį ten baltymų kokteilį, tai galite nuimti dangtelį ir puikiausiai gerti iš jo. Mano draugė netgi jame geba nešiotis į darbą sriubą. Sakė, man pats patogiausias indelis, su kuriuo galiu nusinešti į darbą sriubą, ją paskui susipila į lėkštę ir savo puikiausiai suvalgo. Kamgi jį naudoti? Tai ir blynų tešlai plakti, ir omletam. Blynai labai elementarus skystis, miltai skystis, arba skystis, miltai kiaušinis. Pasukam viską taip, viską va šitaip va, ir kas yra smagiausia, tiesiai iš jo pilti į lėkštę. Jeigu kokteiliai, pieniški, alkoholiniai, nealkoholiniai, galite irgi puikiausiai suplakti. Elementariai pienas, geriausiai naudota margė arba muis, tai iki stipriausios putos, nebūtinai būtent šitų, bet tas, kur ilgai negyšta. Iki stipriausios putos susiplaka, dedam kokias uogas ar šaldytas, dar šaldytas geriau, nes labiau atšals. Ir plakam ir turim tirštą kokteilį, nereikia netgi jokių ledų. Omletai idealiai susiplaka. Salotų užpilai tobulą. Jisai dargi dera su šeimininkės rinkiniu, tai galėsit patarkuoti ir imbierą, ir citriną išspausti, garstyčios, alyvuogių aliejus, druska, pipirai, prieskoniai. Ir kai viskas suplakat, jisai gaunas toks labai vienalytis ir labai skanus ir kokybiškas užpilas. Ir jame galima laikyti šaldytuve. Pasiemat, pavyzdžiui, salotų, įsidedat į lėkštę salotų, užsipilat užpilą, nes jeigu iškart užpilsit ant visų salotų užpilą, jos pavandeniuos, o salotos guli supjaustytos dubenį, užpilas guli atskirai ir jūs tik tai kombinuojat vieną su kitu. Apie greitkratį galiu pasakoti labai ilgai, bet tada jau visas mano pristatymas būtų apie greitkratį. Lygiai tokie pat gražus kaip ir greitkratis yra štai siti spustelk ir užsidaryk indeliai. Jie yra 575 ml talpos, va štai tokiom gražiom karvytėm, spalvos irgi nerealiai gražios, atsidaro labai elementariai ir užsidaro elementariai. Spaudžiam per centrą, dangtelis susidarė, kad atidaryt, truputėlį spustelim centrą ir atkeliam sijoną. Viskas. Ką jame laikyti, tai gali būti ir grietinė šaldytuve, tai gali būti ir saldainiai sausainiai spinteliai, tai gali būti ir ten gal mergaitės kokios gumytės plaukams sudėtos, tai gali būti ir kažkokie prieskoniai, ir kava, ir cukrus. Na, žodžiu, ką tik nori, tą ir sudėkit. Gražus, žaismingi ir tikrai tokie puošiantis jūsų virtuvę. Dar iš tos pačios spalvinės gamos, jeigu kalbant apie Velykas, turim 10 kiaušinių dėžutę. Jie telpa 10 kiaušinių, jeigu maži kiaušiniai, naudokite abi dvi detalės, jeigu didesni kiaušiniai, išimkite vieną detalę, jeigu kokie kaimiški tikrai netilps su abiem detalėm. Ir jeigu nenaudojate kiaušiniam, galite puikiausiai išimti abi detalės ir naudoti kaip dėžutę sumuštiniam, ar kažkokiam maisto likučiam, ar ten kokiam sūriui, ar kokiam vyniotiniui pagamintam laikyti šaldytuve, ar tai transportuoti. Dėžutė turi tokį užkabinamą lankstą ir priekį irgi turi lankstuką, kuris užsirakina, kad nešant niekas nepabėgtų. Spalva graži ir šitą detalę galima naudoti, pavyzdžiui, per Velykas, jeigu jūs norėsite pateikti kaip nors kiaušinius į stalą, arba gal jūs kiaušinių lukštose žalumynus sudaiginsit, čia galėsit padėti pateikti, gal jūs ten kokias ten žvakes įsigysit, na žodžiu, ją galite kaip ir padėkliukas puikiausiai naudoti. Tai 10 kiaušinių dėžutė, gražios oranžinės spalvos.
Ir dar spalvinės gamos turim štai tokį žvaigždutės formos indą Sevelier, berods šita serija vadinasi, kad aš jūsų neapgaučiau. Taip, Sevelier 1,8 litro talpos indą su tokiu saulės dangčiu. Tas saulės dangtis susidaro paprasčiausiai spaudžiant per centrą ir viskas. Dangtelis užsidarė, 1,8 litro, apatėlė skaidri, šoneliai matiniai, žodžiu, toksai simpatiškas. Ar sausainiam, ar kažkokiam maistui šaldytuve susidėti, ar transportuoti, ar piragų įsidėti. Na, žodžiu, panaudosit jau kaip norėsit. Ir dargi tą indelį galima paprasčiausiai uždengti, jeigu kažkas guli lėkštėje. Jūs galėsit puikiausiai uždengti, kad neapdžiūtų. Lygiai tą pačią funkciją atlieka ir Samba dubenis. Samba yra mano pati mėgstamiausia kolekcija. Aš turiu tokį mėlyną Samba dubenį, jam jau 27 metai. Apsitrynė šiek tiek, bet tarnauja puikiai. Dar turiu žydrą, kuris šiek tiek jaunesnis, bet mėlynas vis tiek kaip jau tas pirmagimis labiausiai jau man prilipęs prie namų. Ir jau atrodo, reiktų pakeisti, bet vis tiek man jisai toksai mielas, kad dar tarnaus. Štai šitas gražus alyvinis, šiek tiek skaidrus. Samba visa pagaminta taip, kad išorė yra matinė. Dugnas matinis, vidus slidus, turi sijoną, kad būtų patogu paimti, turi kietą dangtį, kuris užsidaro, taip užkabinat vieną pusę ir taip datempėt ir bum, trakštelė. Arba galite dėti ranką per centrą ir kita ranka apvažiuoti irgi turi trakštelę. Ir dar Samba dubenis galima naudoti aukštinkojom, čia galite ir kokią žiedo formų pagamintą desertą padėti ir uždengti tokiu būdu ir transportuoti taip kaip tortinę. Arba galima dangti naudoti, šitą dubenį naudoti kaip kupolą, uždengti tokiam sumuštiniam padėtim lėkštėje. Arba jeigu ten paserviravot, sudėjote kažkokį karštą maistą ir dar šeima neateina, norit, kad ne taip greitai atšaltų, irgi galite puikiausiai taip uždengti. Tiesa, kai serviruojate, uždengiu, bet vėl atsidengsiu. Aš visada mėgstu padėti po apačią dangtį. Ir dangtis turi tokį žiedą, kad mums dubuo neslidinėtų. Tai gražus dubuo, tikrai naudingas, tikrai reikalingas ir tikrai rekomenduoju, nes pati labai mėgstu. Dar iš dubenų turim štai tokį litrinį dubenėlį. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jisai būtent yra vasario mėnesį, nes sausį mes turėjom pardavime žiedo formas, 1,5 litro talpos, klasikinės žiedo formas. Ir daug kas klausia, kaip jį padaryti pilną vidurį. Jau mes sausį padarėm atradimą naują, kad 400 ml Sevelier tokius dubenukus, kur mes turėjome sausį ir gal vasarių dar šiokį tokį turėsim likutį. Tai nežinau, kada žiūrit video, nežinau, ar dar jų yra ar nėra. Jų dangteliai gofruoti ir irgi tinka žiedo formai. Tai galima padaryti su gaidžiu gofruotų paviršium, bet jeigu norite su lygiu klasikiniu, tai šitas dangtelis tam tinka tobuliausiai. Jūs žiedo formos vidurį uždengiat ir formuojate tokį gražų pilną vidurį žiedą, tą galite puošti čia uogom, galite dekorus daryti, na žodžiu, jau jūsų laisva valia galite ir į želė ten dėti įvairiausius dalykus, arba galite dekoruoti ant viršaus, jau padėjus ten puošti kokiam gėlytėm ar uogom ar dar kažkuo tai. Ir pats dubenėlis, jums pravers, dangtelis ne tik pravers, kad aišku žiedo formą padaryti pilną vidurę, bet pats dubenėlis labai smagus. Litrinukas su tokiu sijonu, katalogė mes turim ir 2 litrus, ir 3,5, ir 6, ir 9,5. Tai galite prisikomplektuoti visą kolekciją, ir netgi rinkinį galima įsigyti su nuolaida katalogė esantį. Tai turėsit ne tik šitą mažylį, bet turėsit ir kitus dydžius ir turėsit puikią kolekciją. Pats dubenėlis turi štai tokį sijonuką. Viduje turi matavimo skalę, dėl to, kai jeigu mums reikia kažką ten atmatuoti, skysčius ar dar kažką, mums nereikia papildomai matavimo. Dangtelis susidaro taip labai paprastai, elementariai. Galite išleisti orą, galite neišleisti ir viskas. Tai ar į šaldytuvą, ar kažkur tai vežtis, ar kažkur tai gaminti, tikrai pravers jums štai toksai mažylis dubenukas. Tai dubenų turime tiek, bet dargi turime vasarį puikių dėžučių ir viena iš jų yra litro talpos, manau jūs ją matėt, bet visai nesenai mes jas turėjome pardavime, bet jos pasibaigė ir visi klausia, kadagi vėl bus ir labai smagu, kad vasarį mes vėl jų turim. Tai litro talpos dėžutė su skiriukais, vienas skiriukas didesnis, 2 mažesni ir puikiausiai savo maistą ir užkandžius galėsite nešiotis į darbą ar laikyti šaldytuve, mėgsta vaikam jie sudėti į mokyklą, į ekskursiją ir kažkur kitur. Ir dar uždėta toksai kaip ir popierius, pakavimo priemonė, tai jeigu jūs ją norėsite dovanoti, tai bus toksai kaip ir papildomas dalykas. Ir jeigu kalbant toliau apie dėžutės, turim štai šitas One Touch Fresh dėžutės. Ir tos dėžutės,
Katalogė jų yra šito modelio dar viena didesnė ir šito modelio dar viena didesnė. Šitos jau visi 3 dydžiai vasarį yra su nuolaida. One Fresh dėžutės turi unikalią uždarimo sistemą. Labai lengva jas atidaryti, toks yra priekis sijonas, per centrą paspaudžiam, bum, atsidarė. O uždaryti pasispaudžia per viduriuką ir viskas susidaro. Didžiasias dėžutės reikia paspausti 2 taškuose. Štai va šitaip atrodo mažųjų dėžučių rinkinys, jos yra tokios kaip vamsdeliai, idealiai tinka visokiem biriem produktam laikyti, džiovintiem vaisiam, riešutam, cukrui, druskai, kruopų likučiui, ar šaldytuve susidėti ten kokios alyvuogės ar varškė, ar kažkas tai kitas, ar pasiimti su savim lygiai taip pat galima. Jos yra universalios, dėl to galės puikiausiai atlikti visas funkcijas jūsų namuose. Netgi ir kokią grietinę susidėti bus tikrai labai labai patogu. Ir rinkinys sudarytas nemoku turiu ant viršaus, tai galiu paskaityti iš 370 ml indelio, iš 810 ir 1 litro 250 ml. Kai dangtelius, pavyzdžiui, nenaudojam, dėžučių nenaudojam, galima dangtelius tarpusavį sukabinti, va taip va, paspaudus, tada jie nepasimes ir kompaktiškai bus kažkur tai pas jūs spintelė. Tai šitas rinkinukas yra iš tokių siauresnių dėžučių, puikiai telpa į šaldytuvo dureles įstatyti. Šitas šiek tiek jau jos tokios platesnės, kur ant lentynos labai patogu padėti ir šios ant lentynos labai gražiai žiūrisi. Arba jeigu šaldytuvo dureles, tai va tokiu va būdu šonų reikėtų dėti. Visų dėžučių tiek šitų šonai matiniai, prieki turi skaidrų langelį. Ir šitos ovalios yra 540 ml ir 1,1 litro. Irgi kompaktiškai tiek šaldytuve, tiek spintelėje, tiek kažkur tai kitur galės būti. Na ir dičkės, jau mažylė mano pabėgo. Ir dičkės didžiosios yra 1,3 litro. Ir 2 litrai 850 ml. Kaip minėjau, norint ties uždaryti, reikia jau spausti 2 taškuose, nes dangtelis yra didesnis. Ir lygiai taip pat kaip ir tos, jos puikiai tiks tiek spintelį susidėti birius produktus, tiek šaldytuve, tiek pasiimti su savim. Skaidru, viskas matosi, dangteliai tokių neutralių pilkų spalvų, tikrai labai gražiai viskas atrodys. Jeigu šitas tinka į šaldytuvą, į spintelį ir dar kažkur tai kalbam toliau apie šaldytuvą. Ir šaldytuve turbūt pas visus rasime sviesto. Tai vasarį turim pardavime sviestinę. Sviestinė viena dalis lygiai, kita dalis įdubusi, dėkite, kurią norit pusę. Dangtį uždengiam, jis toks iš Samba serijos, va tokiam banguotam šonais, patogu paimti, patogu uždaryti. Ir sviestas turės visada savo dėžutę. Galės būti durelėse, galės būti paprastai ant lentynėlės padėtas, bet šita sviestinė puikiai tiks tiek sūriui, tiek dešrai, tiek paštetui. Tai jeigu perkat kokį nors ten forminį paštetą, kuris būna keturkampis, labai patogu jį įdėti. Arba forminio sūrio gabaliuką. Tie, kur būna briketukai po 200 gramų ar tai net po 300 gramų, puikiausiai galėsite čia įdėti. Jeigu turim sviestą, tai kaip tą sviestą pasidaryti skanesnį? Tai įspauskite į česnaką, įkapokit žalumynų ir turėsit puikiausią česnakinį sviestą su žalumynais. Ir tikrai bus labai skanu, bet tam reikia česnako spaustuko. Česnako spaustukas atrodo va štai šitaip va. Jo tiesa nebus nuo kovo mėnesio naujam katalogė. Tai vasarį yra paskutinė galimybė jį įsigyti ir dargi už tokią tobulą kainą 19,90 berods vietoj 32,90, jeigu neapgaučiau jūs. Taip, 19,90 vietoj 32,50. Kaina ideali, spaudžia tobulai, nes turi labai aštrų šitą metalą. Ir mes dedam česnaką, išspaudžiam, galim ant viršaus dėti kitą, vėl spaust, paskui tik tą lobelį išimam, skylutės įsivalo. Jeigu nori česnaką nelupti su peiliu, tai galit vat jį padėti čia, trakštelti su visą tą lobelę ir tada pirštais puikiausiai galėsit nuimti. Ir dar yra čia tokios 3 skylutės, žalumynų kotelį galite kišti, pavyzdžiui, kokio čiobrelio. Brukt, ir tie lapukai lieka jums viduje, galite suberti jau kur norit, ar susmulkinti, ar kažkur papuošimui, ar dar kažkur tai. Idealus reikalas, puikiai dovana tiek vyrui, tiek moteriai, tiek aišku savo. Ir jeigu jau turim česnako, tai galbūt reikia ir duonos, ar kažko tai, su kuo valgoma tas sviestas su česnaku ir žalumynais. Ir vasarį turim pardavime stiklinį indą. Stiklinis indas, o dabar, kad aš jums pasakyčiau, turi 2,5 litro lygtai, bet toj pasižiūrėsiu. Jisai pagamintas iš grūdinto stiklo, kuris atlaiko nuo -20 laipsnių iki 300 laipsnių temperatūros, biotemperatūrų pokyčio, 2,1 litro, biotemperatūrų pokyčio, bet ir biosudaužimo.
Tai gaminkite, nedarykite taip, kad jeigu jūs turėjot kažką įdėję į šaldiklį, tada tiesiai į orkaitę dėti, tai taip nedarykite, arba tiesiai į šaldytuvo į orkaitę, palaikykite šiek tiek kambario temperatūroje, kad atšiltų viskas ir tada dėkite kepti. Bet aš nemanau, kad su juo būtų logiška šaldyti. Šaldymui yra N dėžučių, bet gaminimui jisai tikrai puikus indas, jisai puikiai tiks gaminimui orkaitėje. Kepti galima iki 300 laipsnių arba galite gaminti mikrobangiai tik be štai šito vadangčio. Gražu, skaidru, viskas matosi, kas gaminasi, tiesiai į stalą puikiai galite pateikti ir supakuotą į dėžutę, tai jeigu jums reikės kokiai dovanai, puikiausiai galėsit padaryti. Ir brošiūroje yra receptas alaus duonos, tikrai mes įsikepsime mėnesio bėgyje, kad galėtumėm su tuo česnakiniu sviestu suvalgyti ar su kažkuo tai kitu, bet puikiai tiks ir troškiniam įvairiausiam ir kitiem dalykam kepamiem orkaitėje, tikrai galėsite puikiausiai jį naudoti ir labai gražus bus serviruoti. Taip, jeigu jau mes darom kokius nors troškinius, jeigu šitą indą nugrėbėm, tai troškiniam aišku reikia daržovių. Ir apie šitą turbūt reikėjo patį pirmą pasakoti. Super Dicer pjaustyklė. Mes rasime paskutiniam puslapyje. Fantastiškai gera pjaustyklė. Nerealiai aštraus metalo. Ir kai jinai tik atsirado, galvoju, nu ką man jos reikia, ką aš kubeliais nesusipjaustysiu ar pagaliukais nesusipjaustysiu daržovių, bet dabar aš ją naudoju labai dažnai. Štai čia yra yra 3 rūšių tie sietukai. Yra smulkusis kvadratėlių sietukas. Yra stambusis, imu atsargiai, kad neįsipjautis, toks stambesnis, centimetras ant centimetro turbūt, o gal net ir daugiau. Ir va toksai va juostelė. Ir keičiasi jie labai paprastai. Padėsiu štai čia. Jeigu aš noriu pakeisti tą sietuką, šitą atitraukiu, šitą išimu ir įsidedu tą, kurį noriu. Bam, bam. Jeigu aš noriu viską švariai išplauti, tai irgi išimu ir šitą galiu išimti dalį, kuri spaudimui naudojama. Ir šitą galiu nuimti vieną nuo kito, kad švariai viską išplauti. Ir šitą galiu išimti ir viską švariai įsiplauna. Tada surenku ir puikiausiai savo galiu pjaustyti. Kągi dabar aš su jie pjaustau, tai mano baltos mišrainės darytojas yra tik šita pjaustyklė. Ilgą laiką nedariau baltos mišrainės, tiksliau, turbūt nuo vaikystės nelabai jos dariau, nes man tas pjaustimas kairėn dešinėn aukštyn žemyn iš tiesų užimdavo daug laiko ir nelabai mane motyvuodavo. Dabar su smulkiuoju sietuku jūs galite per akimirką pasidaryti didžiausią dubenį mišrainės. Bulvės bereikia tik griežinėliais supjaustyt, pum pum pum, morkas irgi tik griežinėliais, viskas tik 1, 2, 3 ir paruošta, sumaišyti ir turit skaniausias salotas. Su stambiu štai šitu ar burokėliai kokie supjaustyti kubeliais. Irgi kokios ten su feta padarytos salotos. Feta irgi puikiausiai galite supjaustyti su štai šitą pjaustyklę. Jeigu kepinimui daržovės irgi kubiukai stambesniais dedami keptuvę, tiesa ir keptuvę turim ir puikiausiai kepinam. Jeigu dėsit visą bulvėje, tai paspausit va šitais kvadratėliais, turėsit fribulvytės. Tai irgi variantas, galite pasidaryti ir fribulvyčių. Salierus pjaustyti. Nu, žodžiu, pjaustimui jinai ideali, obuoliai konservavimui ir visiems kitiem dalykam, gražiais kubeliais ar pagaliukais ar pliauskeliam puikiausiai galite savo susipjaustyti. Ir jeigu jau prisipjausiam daržovę, aišku, galima dėti jas kepti čia, arba galima visą tai dėti į keptuvę. Keptuvė yra sunki, 28 cm, Universal serijos, kuri pagaminta iš plieno. Viduje yra aliuminio kapsulė, viduje yra tarp kepamo paviršiaus ir dugno. Ir viduje yra eterno danga. Eterno danga yra patvaresnė už tefloną, neturi nuodingų medžiagų, bet jinai raižosi, dėl to saugokite ir nevartykite metaliniais įrankiais, naudokite plastikinius ir tada jums keptuvė tarnaus ilgai. Rankenos yra iš pokelito, netinka dėti į orkaitę, bet man kas labai patinka, kad dangčio rankena yra tokia, kad aš galiu apversti va štai šitaip, kai atidengiu, tai iškart neturiu balos ant stalo. Plius galiu padėti pačią keptuvę, jeigu noriu serviruoti irgi tokiu būdu. Ir graži ir iš tiesų kepa nerealiai gerai, nes keptuvė sunki, aliuminis gerai sukaupė šilumą ir ta šiluma gerai pasiskirsto. Tai aš tas daržovės pilu aliejų, dedu daržovės, šiek tiek apkepu, uždengiu dangtį ir žemoju ugnyje baigiu kepti, iškepa nerealiai gerai. Lygiai taip pat kotletai, vištiena ir visi kiti dalykai, blynai, kurie yra kepami, nerealiai gerai kepa štai šitoje keptuvėje. Jeigu prabilau apie blynus,
tai kepant blynus juos reikia kažko vartyti, mes turim ir įrankius. Na, šitas gal toks nekeptuvinis, bet šitas tikrai keptuvinis, galima ir blynus perversti, ir mažus blynukus, ir kažkokius kotletukus su tokia ilga mentelė, bet ta ilga mentelė puikiai tiks ir kai reikia dekoruoti įvairiausius, aptepti įvairiausius tortus, ar kremą ištepti, ar aplinkui aptepti, su tokia mentelė labai patogu. Ir kiaurasamtis, aišku, kaip gyventi be kiaurasamčio, ar virtinukus išgrėbti, ar varškėtukus išgrėbti, ar kažką tai kitą. Šitas kiaurasamtis toks su sutiesintu priekiu, tai indo dugnu puikiausiai slys ir puikiausiai galėsite viską savo išimti iš dubens. Na, čia jau tokia gamyba ir jeigu jau prabilau apie tortus, tai kaipgi tortai nepapuošti, bet dargi puošimą atidėsim antrai stadijai. Reikia juos kažkur iškepti. Tai turim silikoninę formą, o kad iškepti, tai reikia persisijuoti miltus. Tai dabar net nežinau, nuo kurio punkto pradėti, tai pradėsiu turbūt nuo sijojimo, nuo štai šito miltų sijoklio, nes jo visada laukia, kada jisai bus pardavime. Ir šį kartą, man atrodo, jį galima įsigyti net 2 variantais. Tik tai tas variantas, kuris yra pavieniui, galima įsigyti pavieniui už 19,90 arba rinkinėje su padėklu už 31,90. Bet tas, kur yra pavieniui, jo yra ribotas labai kiekis, man atrodo, nedidelis, dėl to, jeigu norit sijoklio pavieniui, užsisakinėkit iš karto, nes paskui gali jų nebelikti. Sijoklis yra 250 ne mililitrų, o miltinių gramų. Nu, ta prasme, jeigu jūs dėsit 250 vat iki čia, tai bus 250 gramų miltų. Mililitrais tai būtų turbūt kokie apie 400 mililitrų, bet realiai miltų mums nėra tikslo matuoti mililitrais, tai jeigu jums reikia pusę kilogramo miltų, tai 2 sijoklius iki čia ir puikiausiai va taip spaudimo būdu mes viską persijojam tiesiai į dubenį ir savo išmaišom. Jeigu jums reikia pasibarstyti ant kočiojimo padėklo kočiojant su sijokliu, tai tada laikykit uždarytą šitą dalį, tada susidarys šioks toks vakuumas ir mažiau birės. Jeigu reikia persijoti paprastai, tai tada atidenkit, kad viskas puikiausiai birėtų. Nerealiai geras sijoklis. Aš turiu 2, į vieną susidėjus miltus, į kitą susidėjus cukraus pudrą. Tai jeigu reikia kažką tai pabarstyti cukraus pudrą, irgi labai patogu. Šiek tiek nuimsiu keletą gaminių, kad galėčiau paimti gaminį, kuris yra po apačią. Tai yra mūsų didelis padėklas kočiojimui. Štai va toksai, didžiulis. Turim čia dar tokių pagalbininkų, turim kaip paversti mililitrus tais matavimo vientais, kaip Fahrenheitai su Celsium čia viskas, nu žodžiu, kiek šaukštas yra mililitrų, tai galima tokiais ir šperų turėti. Turim žiedus, bet jeigu pamatuotumėm, tai šitie 28 cm nėra realūs 28 cm. Čia yra taip, kad jeigu jūs pakeliate tešlą, nuimat, jinai šiek tiek pasitraukia ir tada pasidaro 28 cm. Bet vis tiek, jeigu mums reikia iškočioti vienodus blynus, tai mes turime žiedus, kad galėtumėm iškočioti vienodus blynus, pavyzdžiui, kepant tortus. Nors kepant tortus geriau kočioti blynus tiesiai ant silikoninio padėkliuko ir tiesiai su jais dėti kepti, o ant padėklo kočioti tai virtinukų tešlą, koldūnų tešlą vyniojama, kokią tešlą vyniojamos picos tešlą, bet tą, ką mums reikės perkeldinėti, geriau kočiokite tiesiai ant silikoninio padėkliuko. Ant šito padėklo jūs iškočiosite viską netgi labai plonai. Ir jeigu kočiojate virtinukų tešlą arba kočiojate mėlyną tešlą, jums faktiškai nereikės visai barstyti miltų, varškiniai tešlai šiek tiek reikės pabarstyti miltų. Ir man kas labiausiai patinka šitam padėklė, kad kai aš kočioju, tešla neslysta atgal, bet jinai ir neprilimpa. Tai aš, pavyzdžiui, jeigu noriu daryti kokį nors mėlynės tešlos vynioti su aguonu, vėl jos gertėja, tai aš galiu įsikočioti ploną tešlą, tada pabert cukraus, pabert aguonų, viską susukti ir dėti ant silikoninio padėkliuko savo puikiausiai kepti. Nusiims lengvai, jeigu aš norėsiu vyniot, galėsiu kraštą va taip kelti ir savo puikiausiai vyniot. Kad padėklas neslidinėtų ant stalo, galim šiek tiek arba pasidrėkinti stalą, arba padėsti drėgną šlapę ar tualetinio popieriaus gabaliuką ar kažkokią tai vienkartinę servetėlę ir tada mūsų padėklas neslidinėja ir galima puikiausiai iškočioti. Kai nenaudojat, padėklą paimkite, va štai šitaip va susukite, galite susukti ant kočėlo ir uždėti kokią gumytę, galite susukti tik padėklą, jeigu kočėlo neturite ir tokiu būdu laikyti. Bet jeigu neturit kočėlo ir kočiosite su mediniu kočėlu,
prie medinio kočėlo tešla šiek tiek kimba ir jūs atkeldinėsite ją nuo padėklo, nes prie padėklo jinai nekimba visai, bet jeigu kočiosite su tupperware padėklu, tai tas puikus derinys, puikiausiai tešla guls per mūsų live tupperware mylėtojų susibėgimus, tikrai galėsite pamatyti, kaip puikiai įsikočioja. Ir jau labai senai kepiam ir aš manau laikas bus išsikepti mūsų firminį karamelinį pyragą, kuris puikiai tiks irgi mūsų šventėm ir tam pačiam velykiniui stalui, kur pagaminam mielinę tešlą, ją plonai iškočiojam, tada padarom tokį mišinį iš sviesto, cukraus ir aguonų, galite daryti iš sviesto, cukraus ir cinamono ir tą košę ištepam, susukam roletą, žirklėm sukarpom ir tokias bačkutės sustatom. Ir tam puikiausiai tinka apvali silikoninė forma, ar tai būtų karalienė, ar tai būtų princesė, jokio skirtumo. Kuo skiriasi karalienė nuo princesės, karalienė šiek tiek žemesnė ir turi banguotus šoniukus. Tai visi pyragai, jie tokie žaismingesni gaunasi, nes turi bangeles aplinkui, bet ir iš tikrųjų to aukščio pilnai pakanka. Ir dar kas labai gerai va šitoj formoje daryti, jeigu jūs daro tartas, kur darosi iš kapotos tešlos, pagrindas ir tada įvairiausi priedai dedasi į vidų, tai tie banguoti šoniukai daro jūsų pyragą stabilesnį. Visos tupperware silikoninės formos pagamintos iš silikono, kuris pagamintas iš smėlio. Jame nėra jokio teflono, nes daugelis silikonų yra teflonas. Ir jos neturi jokių nuodingų medžiagų, jokių kenksmingų medžiagų, jos neskleidžia jokio kvapo kepant. Iš jų labai lengvai išsiema, neprikimba, galima visada atlenkti kraštą, kad išimti. Tik jos bijo pjaustimų ir bijo griliaus ir bijo per aukštos temperatūros. Dėl nesupjaustykit, nesudeginkit ir neįkiškit kur į grilių ir tikrai jinai jums tarnaus ilgai. Kas dar svarbu, įdėti formą reikia jau, jeigu jūs ruošiatės pilti čia pyrago masę, tai dedate formą ant grotelių, tada pilat pyrago masę arba ant skardos ir dedat kepti ir išimat lygiai taip pat su grotelėm, o ne va šitaip už ausų. Nes jeigu išiminėsite formą iš ausų, forma, kai yra karšta, gali būti, kad jūs paimsite ir nurausite štai šitą aukštį, šitą dalį silikoninės formos. Tada įdedam su grotelėm, išimam su grotelėm ir kai šiek tiek pravėsta, tada galim jau išiminėti savo pyragą ir taip jūsų forma jums tarnaus labai ilgai. Jeigu jau išsikepėm pyragą, tai galime jį kaip nors papuošti, ar tortą papuošti, ar kokį ten užkandžius sudėti, ar tos pačius kiaušinius faršuoti. Ir tam, kad viskas būtų gražu, visada praverčia dekoravimo maišelis. Šį mėnesį turim va štai tokį litrinį, litro tokia kaip movė, iš vidaus jinai yra slidi, iš išorės šiurkšti, dėl to plaunasi rankose laikosi puikiausiai ir išplauti lygiai taip pat labai paprasta, nes vidus yra slidus. Kai išplaunate, išdžiovinkit va taip vertikaliai, nesulankstykite jos neišdžiovintos, kad nesupelytų jum. Ir kaip dabar jisai naudojasi? Yra štai toksai va žiedas, tą žiedą statome į maišą ir jisai statosi iš vidaus. Įstatėm. Ir tada pasirenkam antgalį. Antgaliai yra 5 skirtingi, yra va štai toksai va kaip dantytas, yra lašiukas, yra apvalus, šitas mano pats mėgstamiausias kokiam orengam formuoti ar netgi tortą papuošti, yra gėlytė, šitą irgi labai mėgstu gėlytę, ir yra toksai kaip taškiukas, kad galėtumėm piešti, galėtumėm rašyti ar kokius ten plonus dalykus daryti. Ir tie antgaliai dedasi iš viršaus, va šitaip užsisuka, tai mes dekoravimo metu galime juos keisti kiek tik norim. Kai jau nebenaudojam, tada viską išardom, kremą išimam. Nors būna, kai man lieka kremo ir aš žinau, kad, pavyzdžiui, kokio užtepuko, kurį dedu kažkur tai. Ir žinau, kad naudosiu čia kitą dieną, tai būna, kad ir su visų maišeliu padedu kitą kartą į šaldytuvą. Tai kaip dabar jisai išsiplauna, tai šita dalis išsiema ir, kaip minėjau, viską išplaunam. Kaip dabar jį laikyti, tai galima viską sumesti į patį maišelį ir va taip va užsekti. Ir kažkur laikyti. Galima ir pakabinti, jeigu norit. Va štai šitai va. Puikus, didelis, talpus dekoravimo maišelis ir tie, kurie dekoruoja tortus, daro įvairiausius užkandžius, įvairiausius pieno kąsnius, sumuštinius, tikrai džiaugsis jį turėdami ir galės gaminti visokias grožybės. Taip, dedam antgalius čia. Ir dar liko vienas gaminys, kurį pamiršau, kurį reikėjo turbūt nugriebti, kai pasakojau apie Super Dicer pjaustyklę. Nes kai turim daržovės, tai prieš tai daržovės reikia nuskusti, nulupti ar dar kažkaip. Ir kai mes šeimininkaujam virtuvėje, mes turim įvairiausių
įvairiausių šiukšlių, tai yra ar bulvių lupynų, ar daržovių lupynų, ar obuolių kažkokių tai žievelių, ar dar kažko tai. Tai šitą čop kolektorių galima pasigabinti darbo vietoje prie stalčiaus ir kad mums nereikėtų blaškytis ir ieškoti šiukšlių dėžės arba eiti kažkur tai išmesti, mes viską dedame čia. Plus dabar mes turime atskirai rinkti maisto atliekas, tai irgi labai patogu dėti čia ir paskui dėti jau į tą kibirėlį, kur turėsime jau jas išmesti. Tai šitas kabinamas ant stalčiaus indas, jis gali būti kabinamas, gali būti statomas, yra 2,5 litro talpos, pakankamai talpus, turi dar tokį dangtį, ant kurio galima pjaustant dėti ten įvairiausius dalykus, tą dangtį galima pritvirtinti ir čia. Kai nenaudosite tom reikmėm, galima ir susidėti kažką, tai nes dangtis uždengia ir va tokiu būdu galima laikyti. Ir dar vieną daiktą aš pasidėjus ant stalo, jisai nėra šio mėnesio pasiūlymuose, mes jį turime mikso pasiūlymuose, turime jų pakankamai daug, bet jinai labai dera su kočiojimo padėklu. Nes ant kočiojimo padėklo, jeigu jūs norite pjaustyti kokius virtinukus, varšketukus ar kažkokius ten sausainius supjaustyti, jeigu pjaustysite metaliniu peiliu, jūs supjaustysit savo padėklą. Todėl verta turėti mentelę, kad galėtumėm atsipjauti. Plius su ta mentelė labai gerai, kai reikia išgramdyti kokią tešlą išimti. Gal čia šitas dubenėlis ir per mažas, bet jeigu turim didesnį, labai patogu viską išimti. Plius turi va štai tokius dantis, kad galima dekoruoti kokius torto šonus ar paviršių. Na, tokia smagi mentelė už simbolinę kainą. Tai tikrai galima įsigyti, tikrai galima džiaugtis ir tikrai galima ją naudoti. Tai man atrodo, kad aš papasakau apie viską. Dar perbėgsiu, pasižiūrėsiu, ką mes čia turim. Tai turim kiaušinių dėtuvę ir greitkratį su karvytėm, apie tai kalbėjom. Turim miltų sijoklį atskirai arba miltų sijoklį su kočiojimo padėklu. Turime apvalę silikoninę formą karalienę ir didelį dekoravimo maišą. Irgi apie tai pakalbėjom. Sevelier dubenį matėt. Samba mano mylimiausias irgi yra. Litrinis dubenėlis, kurio dangtelis tinka žiedų, irgi puiku. Ir puikiai sumuštinių dėžutė. Visas puslapis paskirtas štai šitiem uanta čindeliam. Čia jie reklamuojami kaip subirių produktų, kaip biriem produktam laikyti, bet iš tiesų galima naudoti juos labai universaliai. Ir va, į šitą, pavyzdžiui, galima susidėti kokius ten ir šitus ryžių trapučius, irgi puikiausiai tilps, va galėsit pažiūrėti ir viską matysite. Taip, toliau keliaujam, kad ko būčiau nepraleidus. Stiklinis indas kepimui yra, sviestinė yra, česnakų spaustukas yra, apie tai viską kalbėjom. Keptuvę turim, čop kolektorius gamybai irgi pravers, įrankiai, mentelė vartymų ir kiaurasamtis. Čia kas mūsų naujokam ir kas mūsų šeimininkėm. Na ir pats geriausias mėnesio pasiūlymas, tai yra Super Dicer pjaustyklė. Kaip ir visuose mėnesiuose mes turėsim aktyvumą, jo neturiu čia pasidėjus, nes dar neturiu gavusi. Ir kaip visuose mėnesiuose turėsim ir papildomų savaitės pasiūlymų, tai sekit naujienas, būkite su mumis ir mėgaukitės gamindami su Tupperware.